Sveiki televizijos žiūrovai. Jeigu mūsų dar nepažįstate, mano vardas yra Mindaugas, o čia yra mano kolegė Andželika. Laidose Žiema 100% mes gaminame ir labai smagiai gaminame įvairius naudingus daikčiukus, kurie taupo ne tik energiją, bet ir jūsų pinigus. O paskutinėje laidoje mes pagaminsime labai modernę, šiltą ir ekologišką šuns būdą. Taigi, ir jeigu norėsite laimėti šią šuns būdą, jūs būtinai turite sekti mūsų laidas, o taip pat mūsų internetinį puslapį www.žiema100.lt. O šiandien mes gaminsime šilumos siurblį. Bet prieš tai pasižiūrėkite, kaip mums sekėsi pagaminti saulės kolektorių. To say goodbye, I wanna choose another line. I wanna say I apologize, I have to switch another line. I'm sick and tired, I wanna hide, sometimes I wanna die. What do I know? Nobody knows, I'm never gonna say hello. Šiandien kalbame su daktaru Dariumi Bierša ir kalbamės apie siurblius, šilumos siurblius. Tai galit paaiškinti buitiškai, kas yra šilumos siurblys? Na, kai šiluma eina iš šiltesnio kūno į šaltesnį. Tai šilumos siurblys leidžia mums iš šaltesnio kūno pasimti šilumą ir atiduoti šiltesniam. Tam tikras šilumos liftas, pavadinkim. Jeigu paimam šilumos siurblį, tai jo tikslas yra koks? Paimti šaltesnį orą ir jį padaryti šiltesniu. Iš esmės, klausimas yra garintuvas ir kondensatorius, arba dvi pusės šilumos siurblio, vadinkim taip. Vienoje pusėje mes turime paimti šilumą iš šaltos aplinkos. Tai gali būti oras jūsų minėtas, gali būti ežeras, gali būti grunto vanduo. Kitoje pusėje mūsų sistema, kur mes norim naudoti tą šilumą. Tai yra vėdinimo sistemos, šildymo sistemos, karšto vandens ruošimas. Arba bet kokiems kitiems procesams, kuriems reikia šilumos. Taigi, iš vienos pusės atimam šalta aplinka, iš kitos pusės šilta, kur atiduodam. Mes šiuo atveju klausim, kodėl mes esam nusprendę paimti šaldytuvą, jį išardyti ir iš jo padaryti siurblį šilumos. Ir norim įsiaiškinti, ar mes logiškai visą tai darysim, ar yra prasmė? Jo, faina, taip prasme viskas labai gerai. Šaldytuvas iš esmės nėra niekas kitas kaip šilumos siurblys. Tik šiuo atveju yra sukeistos pusės, ne? Kaip veikia šilumos siurblys? Jeigu bandyt paprastai paaiškinti, mes turime tam tikrą medžiagą vadinamą freonu. Jo pagrindinė savybė, kad jisai garuoja arba užverda ir išgaruoja prie žemų temperatūrų. Mums, kad jisai užvirtų, kaip, tarkim, vanduo tą daro prie 100 laipsnių Celsijaus, freonas užverda prie -10, 0 laipsnių. Taigi, freonas tekėdamas, jisai išgarinamas. Iš skysčio jisai virsta dujomis. Slėgis yra ganėtinai žemas, dėl to mes su kompresorium jį suspaudžiam. Dėl suspaudimo proceso pakyla temperatūra. Kondensatoriuje jau mūsų suspaustos aukštos temperatūros dujos kondensuojas. Atiduodama šiluma ir šitų kontūrų mes ją galime nuvesti kur norim. Tarkim, patalpų šildymui, karštomis rengimui ar panašiai. Čia yra grotelės. Taip, čia yra grotelės su šaldytuvu. Jeigu analogas su šaldytuvu. Taip. Toliau keliaujame, mes turime atsikratyti slėgio, yra droselis arba vietinė kliūtis. Ir skystis keliauja vėl, kartojam ciklą ir tokiu būdu nuolatos gaminame šaltį, vėsą. Ir atiduodame šilumą į aplinką. Priklausomai nuo to, ar jums reikia vėsos, ar jums reikia šilumos, turite arba šaldytuvą, arba šilumos siurblį. Man aišku. Reportažas iš mūsų laboratorijos. Šiandien mes gaminsime šilumos siurblį. Mums reikės Vamzdžio, kanalizacinio, metro, apsaugos priemonių, reikės visokių replių, žnyplių, tik suaugusiems skirtų bengališkų ugnelių, kurios iš tikrųjų vadinasi lytmetalis, vamzdelių, varinių, vamzdelių daugiau, plonesnių ir storesnių, kampinių šlifuoklių iš Bulgarijos ir lietaus lempos. Vaikai, įspėjame jūs iš karto, nežaiskite namie vieni su ugnimi.
Ir nepamiršk pristatyti pačią pagrindinę mūsų herojaus, kurį šiandien paaukosim mokslo vardan. Mūsų kviestinis svečias – Baltasis Gramas. Taigi, tai yra pats geriausias, pats nuostabiausias, pats naujausias ir neveikiantis šaldytuvas. Mes paėmėm išmestą gramą ir jį panaudosim šilumos siurblio gamybai. Mums reikės štai šio kompresoriaus ir visų vamzdelių, kurie yra prijungti prie jo. Šiandien mums padės konstruoti projekto nariai Tyčia, Aleksas ir Darius. Kuo man paaiškinkit skiriasi projektas nuo grupės? Projektas, ten kaip priprojektuoji, kažką sugalvoji, tai vat ir gaunasi. Jeigu taip tiesiai pasakius, tai yra projektas, gali dalyvauti projekte daug žmonių, tarkim, iš įvairių grupių. Ar mėgstate dažnai konstruoti? Kažkas spintelę reikia pakabinti, teliką ant sienos pakabinti. Jaunas būdamas buvo toks konstruktorius, malai modeliaš vadinasi, tai vat mėgdavau ten konstruoti, karpydavau iš popieriaus ir klijuodavau. Šia gera nuotaika kviečiu tada prisijungti prie mūsų komandos ir sukurti naują šilumos siurblį. Ką kaip tu čia darai? Aš iš mūsų draugo Gramo dabar noriu išimti kompresorių. Ir darysim tada šilumos... Ką? Ką darysim? Siurblį. Teisingai! Gal galiu tau ką padėti? Jo, galėtų man padėti, aš tau štai duosiu žirklės. Vėlgi primenu, vaikai, būkite atsargus su įvairiais įrankiais, kurių jums tikriausiai nedavė nei tėtis, nei mama patiems naudotis. Paprašykite, jo? Taip. Taigi, tau dabar reikės šiomis super duper žirklėmis nukirpti štai šitą laidą, vat štai čia. Imsime kampinį šlifuoklį, nupjausime vamzdelius, kad išimti kompresorių. Šaunų beveik naują kompresorių. Vardu Dantos. Na, prometėjau. Baigiai darbus. Jo, baigiam darbus. Kviečiame Darių ir Aleksą. Kviečiam. Aš pasistiepsiu. Gerai, gerbėmieji, šaknelės mums, viršūnėlės jums. Jums iš šios dalies šaldytuvo reikės padaryti kažką labai naudingo. Mes jo tiesiog nenorim išmesti. Ar gerai? Padarysim ką nors. Kad iš seno šaldytuvo pavadinimu Gramo pagaminti ekologišką inkilą ir palaikyti jame paukščius, mums reikės kampinių šlifuoklių, liaudiškas pavadinimas bolgarkė, apsaugos priemonių akinių būtina. Yra vieta lentynai, kur paukštis galės patogiai įsitaisyti. Yra vieta kiaušams padėti. Kol mūsų draugai daro kažką naudingo iš mūsų Ir gražaus. šaldytuvo ir gražaus, dabar mūsų užduotis yra padaryti iš šito varinio vamzdelio spiralinį biguduką. Suktuką spiralinį. Mes šį varinį vamzdelį turime padaryti iš jo spiralę, o tam, kad padarytumėm spiralę ir nesulaužytumėm paties vamzdelį, turime labai atidžiai vynioti. Nes varis yra toks metalas, kuris yra trapus. Vamzdelis yra trapus tiek, kad jis gali tiesiog sulūžti. Todėl mes naudojame štai tokį įrankį. Taip. Ir lenksime labai atidžiai, labai neskubėdami. Mes turėsime padaryti tokius įrenginius du. Vienas iš jų atliks funkciją, kuri vadinasi šaldymas. Kitas toks pat įrenginys atliks funkciją, kuri vadinasi šildymas.
Besislinės, kad keliausiai iš šiaurės ašigalį. Tikrai taip. Vandeninį laivą. Tikrai taip. Kada? 2025 metais. Tai labai tau praver šitas šilumos siurblys. Taigi vienas toks suktukas gamins šilumą, kitas toks suktukas gamins šaltį. Ir mūsų darbas bus padaryti taip, kad šiluma eitų į kambarį, į patalpą, o šaltis keliautų ten, kur jis yra atėjęs. Iš kur jis yra atėjęs? Į lauką. Dabar abrakadabra. Taigi prie mūsų kompresoriaus turėsime prijungti dvi tokias spirales. O štai, vienoj pusėje bus viena, o kitoj pusėje bus lygiai tokia pat. Per jį tekės kokia nors elektra? Tekės dvi elektras. Pliusas ir minusas tekės. Per jį tekės freonas. Naujasis freonas, kuris nedaro žalos aplinkai. Tu dar Doka. Yra. Žiūrėk, bet šilitas gerai. Paukštė nesusižeistų, gal taip klijuot tos kraštus ir kur. Spalvelė pas mus linksma yra. Pavasariška. Nu va. Jo, držiukus nuimam. Ką mes galime matyti? Ant greičio pagamintas. Super, hiper sportinis inkilas, kuris turi lentynėlę, paukščiam atsisėsti, apačią paukščiam pagulėti. Gražu. Pridrožiai. Drožia. Išsiek papai. Kas čia per kūrinys? Kas čia bus? Čia yra kaunietiška tribūna. Kaip alternatyva. Jo, kaip alternatyva šaldytuvui. Galima atsistoti ant viršaus, jeigu... Kas nebijo? Jo. Jeigu yra žiūrovas labai nepatenkintas ar pusės... Atsidaro durėles. Ir pasislėpia šitą anga. Mes galim dar implantuoti kokį nors garsiakalbį, kad pasijungti mikrofoną ir kad mūsų politinis lyderis jau... Balsas būtų išgirstas. O šitos linijos, tai čia nuo tų šonų sportinių kelnių? Taip. Spalva irgi kaunietiška. Kiek juoda, tiek ir žalia. Sandžių svajonių, tai dieviškų planų galės. Atmerk akis. Dabar turėsime labai svarbų ir labai rimtą darbą. Taigi, naudosim lydmetalį, apie kurį šnekėjome pačioje pradžioje. O tai čia ne elektrodas, ne tas pats? Beveik. Laikyk. Taigi, dar kartą priminsim. Vaikai, nežaiskite su įrankiais, su kuriais jūs neturėtumėte žaisti. Gerai, bandom mūsų įrankį. Prieš tai mes turim padaryti taip, kad nesudegintumėm aplinkos
kol užsiimsim virinimo darbais. Taip. Kaipgi mes be akinių? Be saugos priemonių. Kaipgi mes be akinių. Aha. Gerai. Čia gal man reikia akinius užsidėti. Dabar aš noriu. Nekaršta? Man ne. Mes jas viriname tam, kad jais laisvai galėtų tekėti freonas. Čia uždara sistema? Žinoma, taigi tam ir virinam. Ir nebebus kitos minties, kad mano saulė nusileis ir neišvysi jos po nakties. Danguje švietimantų ir pasislepi kaskart, kai miegot aš nueinu, bet nedingai ryte niekart, kur pradingai nerandu aš tavęs, mano saulė. Išėjai ir negrįžai, mano saulė. Tik nesislėp. Vienas aš tarp žvaigždžių, tarp žemės ir dangaus, tavęs aš niekaip nerandu, tavęs aš niekur nematau, kur pradingai nerandu aš tavęs, mano saulė. Išėjai ir negrįžai, mano saulė. Tik nesislėp, mano saulė. Oh.
necessary. Hey! Šilumos siurblys beveik baigtas, beliko tik tai patikrinti, ar gerai suvirinome jungtis ir taip pat užpildyti freonu ir žinoma prijungti termostatą, kad mes galėtumėm nustatyti, kiekgi mes norime šilumos patalpoje. O galutinį testavimą tikriausiai padarysime paskutinėje laidoje, kai gaminsime ekologišką, labai modernų, šiltą šuns namą. Visas naujienas, kaip galima laimėti šitą būdą, galite sužinoti puslapyje www.žiema100.lt. Mūsų laida jau visai pasibaigė ir tada mums beliko ką atsisveikinti. Atsisveikinti. Iki. Iki. Ate.